Sveiki, automotofanai, šiandien mūsų rankose Hyundai Instar 2025 metų modelis. Tai parodysiu ne tik ekranus, technologijos, bet ir parodysiu, kiek telpa viduj, ar kompaktiškas automobilis, ar talpus. Tai pamatuosim, pažiūrėsim ir įvertinsim, ar aš galėsiu jį vairuoti. Už galimybę išbandyti šitą mašinį mes dėkojam Fakta Auto Vilnius. Tai jeigu irgi norite išbandyti, palyginti su kitais automobiliais, tai prašom, užeikite jų saloną Vilniuje. Dizainas. LED pikseliniai žibintai priekyje, LED pikseliniai žibintai gale. Automobilis A segmento, bet pagal dydį beveik kaip B. Pamatuosim, kiekgi pas mus automobilį ilgis. Beveik 3,5 metro. Aukštis. 1,5 m. Stogo bagažinė priduoda ir komfortą, ir stiliaus. Ratlankiai 15 colių, bet čia galima kaip opcija užsakyti 17 colių ratlankius, tai bus išvis toks stiliovas labai automobilis. Apsaugos, plastikas, čiagi rimtas suvas. Ir posūkio signalai veidrodėliuose. Bagažinė čia nėra tikrai didelė, subkompaktiška, bet reikia pamatuoti. Iki galinių sėdinių mes čia turim 50 cm, 74 cm, 95. Tikrai subkompaktiška, bet neapsigaukite. Čia yra dar paslėpta bagažinė ir gan didelė. Parduotuvės krepšys, tikrai produktai, kažką įdėti, nuvežti, tai tikrai vietos nemažai, žinot. Pamatuosim, koks čia gylis, tai gaunasi 27 cm. Pagal ilgį, tai čia viskas tas pats, bet gylis grinai, jeigu paimsim. 19 gal gaunasi, va taip. Čia teisingas išmatavimas. Ir salono transformacijos. Nuimam užuolaidėlį, paspaudžiam šitą mygtuką. Gaunasi lygios grindys. Šito dalyko mums, manau, nereikia. Mes jį nuimsim laikinai. Na, tegul paguli čia, manau, jis mums netrukdys. Ne, tegul guli čia. Va, idealu. Idealu. Va, lygios grindys. Čia yra tarpelis, bet automobilis ką moka dar padaryti. Slenkančios galinės sėdynės. Ir šitas daiktas užsandarina grindys. Bet čia dar ne viskas. Priekinė sėdynė galima irgi nulenkti. Pilnai nulenkti. Įdomu, koks čia ilgis. Gaunasi 1,30 m iki čia, arba drąsiai, atsiprašau, 2,30 arba 2,20. Tai grubiai tariant, 2,20, jeigu tu žiūžinukas galėsit miegoti. Tai toks mini kemperis. Bandysim čia tilpt dabar. O, rankinėlę turim. Tai palaukit. Kažkas man čia, gal aš ir per didelis tokiai mašinai. Va. Žinokit, galėčiau miegoti. Aišku, čia ne Subaru Forester, bet jeigu čiužinį uždėti, čia gan kietos grindys, tai visai faina. Va, čia dar galima atidaryti duris. Ir tos rankinėlės labai į temą, nes tu, jeigu reikia atsistoti, paėmė taip, kad atsistoji, arba gale. Apšvietimas kaip ir priekyje LED, taip ir gale LED. Tai jau kažkas skaitai, arba naktį miegi, jungi. Prašau, šviesu, faina, komfortiška. Tai ką, aš turbūt pamiegosiu biškį gerai. Arba galima taip čilinti, važiuoji kažkur į kelionę ir čilini. O, kaip gera. Neįtikėtina. A klasės automobilis ir tokios galimybės transformacijos. Kavytė geri,
Aišku, blogai, kad nėra porankių čia. Na, bet nieko baisaus. Manau, kad pakentėsiu ir be porankių. Čia turim mygtuką Hold, kad uždaryti galinę bagažinę. Tai pabandom. Būtų faina, kad būtų, aišku. Na, nėra. Bet, manau, kaip tokiai klasiai atleidžiam. Na ir kiekgi vietos gale. Mano keliai, tai nuo priekinės sėdynės iki galinės 3-3 cm gaunasi, bet kampas gan toks neatsipalaiduojantis. Tai grindys aukštos dėl to, kad baterija, o viršus pas mus gaunasi beveik 90 cm. Bet kaip matot, virš galvos pas mane vietos tikrai pakanka, tikrai daug. Automobilis tik tai, kad nėra labai platus, 1,20 m. Na, du suaugę vyrai čia tilps. Pati apdaila galinių medžiagų. Kietas plastikas čia, bet jeigu turit mažą vaiką, čia net privalumas, o netrukumas. Galinių durelių apdaila kietoka. Aišku, čia toksai keistas elementas, bet okei. Čia kažkiek minkšta, tokia kaip guma. Turim nedidelę daiktadėžę čia, bet buteliukas netilps. Tai čia minusas, žinokit. Kas liečia vidų, ogi sėdynės gan plačios ir jos dar slenkančios. Tai jūs galite dar, jeigu reikia padidinti bagažinę į priekį, matot, aš galėčiau ir taip važiuoti, tai bagažinė bus didesnė, arba atgal. Koks yra dar pliusas? Galima reguliuoti kampą, ogi yra galimybės, kaip matot. Galima ir taip važiuoti, taip, ir daug yra padėčių. Čia yra pati tokia komfortiškiausia, galima ir taip, labai stačiai. Tai jeigu kažką atvežčiai, bagažinė tokia transformuojanti. Ir mane nustebino bendra sėdinių kokybė. Žinokit, kaip tokio dydžio mašinai, tai gan komfortiška sėdėti. Pat aš 1,85 m, kaip matot, jaučiuosi čia, na, tikrai, kad vietos nemažai. Klausimas kyla, kurgi čia USB jungtys? Ateikit, parodysiu. Va, kur paslėpta. Bet čia Type-C tik viena. Tai jeigu du vaikai, tai kariaus, kas gaus tą USB jungtį. Easy fixai vaikams, kėdutei. Čia irgi kietas plastikas. Na ir turbūt nėra jau daugiau, ką ir pasakai. Einam pažiūrim, kaip atrodo panelė. Automobilis priekyje irgi atrodo gan didelis, išskyrus vietą, kad mažai vietos pečiams. Matot, aš kai sėdžiu, tai aš remiuosi į patį automobilio korpusą. Bet parodysiu, kaipgi atrodo panelė ir ką mes čia turim. Multimedija panelė šiaip beveik identiškos pagal dydį. Turim klimato kontrolę, kameros. Na, visai neblogos, 360 laipsnių kampų. Galima, va, iš šono, viskas čia faina. Čia pas Hyundai kamerų kokybė visai nebloga visada, iš tikrųjų. Jeigu mes uždarysim tos duris, tai tas 360 laipsnių kampų kamera, matot, jinai iškart tampa jau normalesnė. Nes nuo durų atidarimo jinai, matot, irgi juda. Tai filmuoja ir automobilio šoną, tai reikia durelės uždaryti. Galinė kamera dinaminė, parodo, kur važiuojam, kokybė tikrai gera. Tikrai gera, aš manau, pravers. Įdomu, kaip naktį bus, bet kol kas man patinka. Kas liečia multimediją, dar pažiūrim, palaukit, išjungsim kamerą, confirm. Standartinė Hyundai multimedija kraunasi ilgokai, bet nelagina. Koks lago testas? Užeinam į navigaciją visada, arba į mapsus. Va, užeinam į mapsus ir pažiūrim, kaip juda, ar greitai. Na, kažkiek tai lago vis dėlto yra, ne? Nėra taip sklandžiai. Bet jūs tai nepastebėsit, čia aš jau kabinuosi, kaip sakoma, bet visada mapsai parodo, ant kiek lagina navigacija. Tai jeigu jūs norit patikrinti, kiek lagina multimedija, jeigu jūs norit patikrinti, įjungit visą navigaciją, pažiūrėkit ir iškart viskas pasimato.
Prekinis skydelis, tai man atrodo labai fainai, jokių priekaištų, čia švis greitai reaguoja, jis man atrodo net greitesnis negu multimedija. Turim ir pristaikinti tokį autopilotą, Drive Mode Selection, tai yra Sports, No, Eco, Normal, važiuojam pavyzdžiui su Normal. Tai man atrodo gražiai, fainai ir vairo kokybė irgi man asmeniškai patinka. Čia oda, vairas neplonas, maloniai laikyti. Medžiagų kokybė. Čia kietas plastikas. Tai daiktadėžė. Nedidelė. Podelių laikikliai čia porą turim. Porankis toks keistokas, dizainerio stiliaus toks taip vadinamas. Na, gerai, kad jis yra. Turim bevelį įkrovimą telefono. Galima telefoną padėti pakrauti. Aišku, šildymą ir visą klimato kontrolę, USB jungtis. Type-C, standartinė ir 12 voltų. Tai visas komplektas. Man patinka, kad yra daug skirtingų. Kas dar? Virš galvos vietos nemažai. Man asmeniškai čia viskas būtų gerai, išskyrus automobilių plotį. Jis man per siauras. Šiaip, ne. Čia gal jeigu būtų mažesnis žmogus, viskas idealu. Man ne. Ką aš dar pastebėjau, apačioj mes turim 250 voltų pilna rezetė. Tai galima kažką pakrauti, pajungti, laptopą drąsiai čia. Gudriai sugalvoja Hyundai, tai fainas priedas, papildymas. Ir kaip sėdynės, matot, yra vientisos, tai priduoda tokio šarmo trupučiuką šitam automobiliui. Man asmeniškai automobilis turi būti jaukus viduj. Tai va šitas automobilis, jis jaukus viduj. Tai ką, turbūt metas į kelionę, o po vairavimą, kaip šitas automobilis vairuojasi, kaip jis važiuoja, jūs pamatysit per mano POF video. Kur nors šonuose ekrane iššoks, paspauskit nuorodą, pajusit likti patys vairuojat tokį mažylį. Mieste jis ypač manevringas, nes jo ilgis mažiau negu 4 metrai, tai parkuotis bus labai lengva. Pagreitėjimas visai smagus, nors čia tik tai 115 arklio galių, bet pakanka kasdienį tikrai važiavimui. Ir triukšmo beveik nėra kaip važiuoti. Mane nustebino triukšmo lygis ir ypač minkšta pakaba. Neįtikėtina, kaip tokiam mažam automobiliui turėti tokią minkštą, fainą pakabą. Tai važiuoti ir komfortiškai, ir kompaktiškai, ir mieste, ir užmieste. Tai Hyundai Ister mažas, bet labai praktiškas elektromobilis. Jis skirtas ir miestui, bet su juo galima važiuoti ir toliau, o svarbiausia čia tiek daug smulkmenų, kurios realiai praverčia. Taigi, jeigu norite išbandyti Hyundai Ister, galite kreiptis į Fakto Auto Vilnius, turi va šitą mažą mažylį. Tai kodėlgi nepabandyti, nepažiūrėti, nepalyginti, jeigu ieškot kompaktiško elektromobilio SUV tipo ir gyvenat mieste, kur tiek daug dabar kamščių, manau, šitas mažylis pravers.